Na, net ir vidutiniškai nepasakyčiau, kad atrodo šioje serijoje. Labai įdomu pasižiūrėti, ar jis iš vis šiandien žais. Gytis Radzevičius savo mėgstamoje. Bičkauskis, labai sudėtingas jo metimas, jau gelbstint ataką. Ryto atkovotas kamuolys. Radzevičius Masiuliui, Masiulio verpstė ir rezultatas yra lygus. Ir Rytas nori atakuoti greitai. Arčiai Kaulas mato prieš save Džiugą Slavinską. Žingsnelis atgal, Slavinskas paguldytas ant parketo ir Arčiai Kaulas. Čia jau Džeimso Hardeno stiliumi. Tiesiog suniokoja varžovo gynybą, apsukta galva, bet jo pataikyti nesugebė. Bet reikia pagirti ir Parkerį Jacksoną Carterį, gerai, atidirbo gynyboje jis. O čia yra Vilniaus Ryto stichija. Vasiliauskas lieka prie Jacksono Cartwrighto. Žingsnelis iš šono, metimas iš toli. Dar 3 Parkerio Jacksono Cartwrighto taškai. Danusevičius nespėja paleisti kamuolio iš rankų ir... Štai tokie kontrastai, kurių tikrai nesitikėjom galbūt prieš mačą. Gagičius nepergudrauja Steveno Inoko. Kiečių komandoje iš toli Živagič. Inoko, porą nesėkmingų bandymų, Sargiūnas iškrapšto kamuolį, agresyviai atakuoja Bičkauskį ir suteikia Rytui 10 taškų persvarą. Būtent tokie epizodai tau laimi lemiamas serijos rungtynes ir čia Sargiūno iš tikrųjų nuostabus darbas gynyboje. Bičkauskis kiek pagalvojęs, prameta tritaškį, rungtynės dėl kamuolio laimi Rytas, Jacksonas Cartwrightas Sargiūnui iš toli, plius 13, Čanako pertraukėlė. Jeigu jie laimės, tai bus sensacija, tai bus pasaka panevėžiečių, bet ir nesėkmės atveju tai bus nuostabus sezonas. Arčiai Kaulas. Pirmasis Nerupštavičiaus pataikytas tritaškis į Ryto krepšį šį vakarą. Greivsas! Džeilonas Greivsas! Dar kartą Paulius Danusevičius, dar kartą netaikliai Nenadas Šanakas nudelbė akis į parketą. Rytas metasi į greitą puolimą ir Arčiai Kaulas didina skirtumą iki didžiausio, kokį Rytas turėjo šioje serijoje. Nėra pražangos prieš Vasiliauską, prameta Rupštavičius ir nuo Manto Rupštavičiaus kamuolys skrieja už aikštės ribų. Visas pragaras tiesiog prakiūra TwinBet arenoje. Nepataikė Rytas kelių tritaškių, bet dabar antrosius šansus pradėjo kurtis. Dar sykį Normantas, dar sykį netiksliai, dar vienas puolime atkovotas kamuolys. PJC 3 iš 3. Vilniečių penketė po pertraukos. Kaulas Sargiūnui iš aikštės kampo, dar vienas taiklus Ignos. Ir dabar ta trečiojo ketvirčio pradžia. Jeigu Rytas pradeda 6-0, 8-0, skirtumas taps tiesiog nebepadariu. Scenarijus kol kas klostosi būtent pataikymo procentas. Gudaitis visiškai laisvas kitoje pusėje ir lengvai pelno 2 taškus. Tačiau net ne arti tobulumo, čia jau vos ne virš tobulumo. Turi Lietkabelis sužaisti likusią rungtynių dalį. Rizikingas Danusevičiaus perdavimas baigėsi klaida. O Markeris Normantas pataiko 14 į Ryto tritaškį šiandien. Toks įdomus faktas, kad Rytas Panevėžyje per 2 pralaimėtas rungtynes pataikė 15, čia Ąžuolas Kubelis. Dabar Parkeris Jacksonas Cartwrightas greičiu įveikia Gabą Maldūną, Masiulis visiškai laisvas.